Na, jeigu Šveicarės blokuos ir toliau, Monika, manau, kad turime visus šansus visą laiką atsimti tą svarbų tašką. Sėkmingai ginasi lietuvės. Ir dar kartą sugeba jos tą padaryti. Štai tai! Monika Povilaitytė, atkreipkite dėmesį, kaip jinai stovi gynyboje. Laukia iki paskutinės sekundės pasislėpusios už savo partnerės nugaros. Varžovė nemato, kur mesti kamuolį ir galų galiai išlaukusi tinkamo momento, jinai pelno taškus. Visiškai teisingai idėja, nepavyko mums pelnyti tašką šiame epizode. Trečiasis match pointas. Prie tinklo buvo labai daug vietos. Ai! Dabar! Tai yra Europos čempionė! Jos dvi! Jos yra Europos čempionės! Čia Vilniuje prie Baltojo tilto. Fantastiškoje kovoje 15-13 lemiamame sete. Jos įrodė, kad yra šiuo metu stipriausios. Galų galia tikslas pasiektas, koks dramatiškas paskutinis taškas ir kokia puikia pergalė trečiame sete rezultatu 15-13. Mes Europos čempionai. Skamba išdidžiai. Skamba labai gražiai. Dvi stipriausios Europoje 18-metės merginos. Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė. Ir čia tūkstantinė minia, kuri rėkia ačiū Lietuvos atstovėms.